Mėlėjai, štai šiandieną aš galėčiau pasakyti jums tik vieną žodį su jūsų švente. Bet, kadangi mums 4 metai eina į pabaigą, toks yra politinis ciklas ir mes komitete buvom komanda. Todėl aš, nepykite jūs, aš noriu čia į sceną pakviesti savo kolegas, Seimo narius, su kuriais dirbama 4 metus. Pirmiausia, pavaduotojas Paulius Saudargas, Aurelija Stančiakė, Vydas Mikalauskas, Darius Olickas. Nu va, visas kvorumas yra. Galima daug vienam prisigalvoti, prisisvajoti, bet jeigu tu neturi politikų komandos, jeigu tave nepalaiko, tai yra tuščias reikalas. Šioje kadencijoje mums pavyko. Mums visiems, ir man, ir tie Seimo nariai, kurie stovi čia, praktiškai dėl visų klausimų mes buvome vieningi. Dėl miškų, dėl jūsų, ypatingai vieningi. Turbūt kiekvieną žinote mūsų nuveiktus darbas, kuris buvo sunkiausias. Ne 42 urėdijų įrašymą į įstatymą. Sunkiausia buvo atstovėti verslininko norą medieną pirkti pirmumo tvarka. Metai ir mėnesį mes dieną iš dienos kovėmės, bet mes laimėjome. Kodėl aš tą pabrėžiu? Aš įsitikinęs, jeigu tik būtų komitetas šitą, atleiskit, nesąmonę praleidęs, tikrai jūsų veidai šiandieną nebūtų tokie giedrūs, švytintis, kaip aš matau dabar. Na, o dabar aš noriu, kad kiekvienas kolega palinkėtų jum irgi sėkmės. Aš nebejojau, kad po spalio 9 išliks tie žmonės, kurie čia stovi, išskyrus Aureliją, jinai nekandidatuoja. Tad kviečiau jūs palaikyti komitetą. Ačiū. Kažkaip toks jaudulys, ne dėl to, kad bijau scenos nebijau, bet tiesiog toks, jaudulys dėl to, kad gera būti tarp tų, kurie saugo mūsų miškus ir tarp tų, kurie dėl jų pergyvena ir rūpinasi ir mes tikrai žinom, kiek įdeda pastangų kiekvieną dieną juos prižiūrėdami. Mūsų viso komiteto vardu ir pirmininko vardu noriu labai pasveikinti Miškininkų sąjungos prezidentą. Ir labai ačiū Jums už tokį gražų renginį ir tikrai ačiū už kvietimus, mes visi juos gavom ir Jums be abejonės surėdė generalinis, bet mes Jūs ir taip dažnai matom, o šitą poną labai retai matom komitete, tai labai ačiū. Ir kadangi manęs tikrai daugiau kitais metais ir dar kitais šiandien nebus, tai tiesiog negalvokite, kad aš mintimis nesu su Jumis. Mintimis ir širdimi tikrai būsiu kartu su Jumis ir tikrai džiaugsiuosi, kad Jūs prižiūrit miškus ir jie saugiuose rankose. Ačiū. Mėly miškininkai, kadangi ilgos ir daug kalbų žmonės vargina, aš tik vieną mintį pasakysiu. Čia gerbiama premjera padarėjo mane ant kelio, užvedė tokį žodį klanas, pavartodama toks prieskonis yra šioks toks, bet vieną kartą, kai mes Seime priiminėjom tokį skaičių įdomų, kuris gaunamas 6 padauginus iš 7, man irgi kilo mintis ir tas pirmininkantis sako, na dabar matau, kokie čia grupė įtakingiausia Lietuvoje. Bet jeigu jūs esate įtakingi, reiškia jūs esate reikalingi, reiškia jūs esate stiprus, jūs esate komanda ir mes visi kartu dirbam dėl tų miškų. Tai žinot, kaip baigėsi ten su ta Grainiaus liepa. Nėra medžio, nėra žmogaus. Ir miškas Lietuvoje, mes jau džiaugiamės, didžiuojamės tik dėl to, kad jūs tenai dirbate. Dirbame ir dirbsime kartu. Ačiū Jums. Labą dieną, gerbiami šios nuostabios šventės dalyviai. Tikrai jūs kasdieną klausotės miško ošimo. Na, o šiandien, jeigu miškas pasiklauso jūsų visų ošimo. Gražios šventės. Gerbiamas ministrė, gerbiamas generalinė urėdė, mėly miškininkai, iš tiesų labai miela matyti tokį gausų, gražų būrį jūsų Pietų Lietuvoje, Varėnos krašte, nes nematau mero mūsų naujoje, tai leiskite man pasveikinti visų varėniškių vardu jūs čia sugužėjusius. Aišku, aš labai atsiprašau, kad kai kam teko labai iš toli atvažiuoti, bet aš manau, kad tikrai nesigailėsite ir organizatorių tikrai buvo labai geras, protingas sprendimas. Taigi aš sveikinu irgi jūs su profesinė švente. Labai džiaugiuosi, kad šioje srityje dirba tikri profesionalai, tikri savo
srities specialistai ir todėl taip puikiai gražiai žaliuoja Lietuvos miškai mūsų kraštuose. Kągi noriu palinkėti, kad tikrai tie sodinukai medelynuose bojotų, kad jie sklistų po visą Lietuvą ir tas miškas teiktų ne tik tai naudą, bet ir didelį džiaugsmą dideliems ir mažiems. Taigi, mėlyjeji, gražios šventės, linksmo vakaro čia, šioje Liškiavos žemėje. Ačiū Jums. Ačiū Jums. O dabar noriu paprašyti į sceną ateiti šios žmonės. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininko padėkos yra skirtos jiems. Kviečiu Justiną Jasinską, Dainių Dabkų, Egidijų Budvyčių, Gintarą Bacevičių, Džeraldą Šimkūną ir Petrą Galgatavičių.